Labas rytas, merginos, pradedu naują vlogą iš savo automobilio, važiuoju dabar į darbą. Nežinau, pavyks man jį nufilmuoti, nepavyks, nes iš tikrųjų aš tiek daug prifilmavau, žinokite, vlogų medžiagos, bet atsisėsti ir sumontuoti man, tiesiog, nėra niekaip laiko, nes vis kažkas atsitinka. Aplamai aš nuo paskutinio karto, kai kėliau vlogą, tiesiog, žinokite, išgyvenau tiek visokių sudėtingų situacijų. Įvyko tiek daug visokių dalykų, nežinau, gal bus laiko, tai prisėsiu, po to plačiau apie tai pakalbėsiu. Na, o dabar, sakau, važiuojam su manimi į darbelį. Vaikai liko su mano mamyte, mano mažyliai, nes sūnelis beje jau eina į darželį, bet mes darželėje buvome tik 1 savaitę, dėl to, kad sergam ir sergam taip, kad aš nesuprantu, pastoviai kosė vaikai mano. Dabar tas kosulys niekaip nepraeina. Ką man su juo daryti? Aš nesuprantu. Nežinau, čia mama išėjo šiek tiek su vaikais į lauką, gal į lauką jos dažniau reikia vesti, bet man labai yra sunku vienai su jais 2 išeiti, kai aš dar turiu ten darbus visokius pasidaryti dienos metu, nes tas išėjimas tai yra tiesiog tos dienos reikalas, žinote, kada to nieko kito nereikia daryti, nes, vis tiek mama atvažiuoja, jei ten valgyti nereikia daryti, nes, vis tiek aš jau palieku kažką, nereikia ten tvarkytis, nereikia ten dirbti, tiesiog, vaikučių žiūrėti, jinai išeis, bet, man, reikia kažkaip šitą dalyką susireguliuoti, tai va. Gerai, tiek apie mano reikalus, dabar važiuojam. Ir kviečiu pasilikti su manimi, pažiūrėti šitą vlogą, pasikrauti gerų emocijų, labai pasiilgau, lekiam. Šitame vloge greičiausiai matysite labiau mane tokią jau veiklesnę negu kad ankstesnėse vlogose. Žinoma, tam turi įtakos tai, kad labai daug laiko praėjo ir dalykai jau šiek tiek pasikeitė, beje, pasižiūrėkite, koks gražus ruduo. Aš spėjau jį užfiksuoti ir šiek tiek net pasimėgauti. Labai stengiausi filmuodama šitą vlogą, norėjau, kad jisai būtų toks, žinote, šiek tiek su atmosfera ir būtų kažkiek kitoks negu iki tol buvę. Tai dabar einu darbą, einu į ofisą mūsų. Filmuosiu šiek tiek nedaug, nes dariau darbus ir realiai kažką galėjau filmuoti tik tais, kaip buvo pietų pertrauka, nes iki to filmavau kitus dalykus susijusius su darbu. Tai va, aš jau esu ofise, pas mus šiandien numatomas seminaras šiai kosmetikai, tai yra naujasis prekinis ženklas, kurį mes įsivežėm birželio mėnesį. Tai yra kūno linija skirta masažo specialistams, kosmetologams ir taipogi spa salonams ir centrams. Dabar pas mane vyksta pietų pertrauka, aš geriu kavą, bendrauju su savo kolegomis. Po viso šito aš einu į masažą. Mane be vadovas pavežė, jis randasi visai netoli mūsų ofiso, bet vis tiek reikia šiek tiek pavažiuoti arba paeiti, bet kadangi aš taupau laiką, nes buvau darbe, tai mane nuvežė. Čia aš jau esu po masažo ir vėlgi pasižiūrėkite, koks gražus mūsų Vilnius. Koks gražus ruduo pas mus Vilniuje. Čia aš masažuoju savo kaktą, nes matot, pas mane liko žymė nuo kepuraitės, kurią aš užsidėjau masažo metu. Tam, kad, žinot, plaukai mano ten kairiai dešinė nesimėtytų. Užėjau į kavinę, kuri randasi pakeliui į mano darbą. Paėmiau kavos, paėmiau kažką užkasti, nes visą laiką kažkaip po masažų aš jaučiuosi alkana ir noriu kažką įsimesti į skrandį. Ir pasėdėjau, pasimėgavau saulę, dar galėjau pasidžiaugti gerų orų, tą ir padariau. Mergaitės, pasižiūrėkite, kaip gražu. Aš žinokit, nežinau. Jūs galit man čia sakyti, ką norit, kad ruduo šaltas, dar kažkoks, bet kad jis yra gražiausias metų laikas, jaukiausias metų laikas, niekas nenuneigs. Tiesiog pasaka. Dievinu.
grįžtant namo susidūriau su labai dideliu kamščiu, todėl turėjau viską apvažiuoti, tiksliau važiavau tiesiog kažkokiais miškais, šunkeliais ir jau galvojau, kad net nedavažiuosiu, bet kažkaip pavyko. Aš merginos jau esu namie, darau vakarienę šeimai ir nežinau, turbūt šiandien čia ir baigsiu šitą dieną ir susitiksime su jumis rytoj. Gal dar parodysiu, ką darau ir tada susitiksime rytoj. Parodysiu, ką darau, tai verdu spagečius ir darau mėsytę. Jinai jau patroškinta, jau paruošta, tai reikės tik tai sumaišyti viską. Ir labai noriu jums parekomenduoti štai šios kavos papiles. Jeigu turite kavos aparatą, atkreipkite dėmesį, jos labai geras. Kava tokia gaunasi kreminė, švelni. Nors aš nesu didelė mėgėja juodos kavos, bet būtent šių pupelių kava yra kažkas tokio ir kvapas, kaip kvepia skaniai šita kava. Tiesiog visiškai uždarytas maišas, bet aromatas kosminis. Tai nežinau, mano skoniui tai tiesiog tobulas. Galite pabandyti, jeigu dar nebandėte. Labas rytas, merginos, šiandien jau kita diena pas mus. Pasidariau pusryčius. Tai čia pas mane tūnos, kiaušinis, marinuotas agurkėlis mamos, pomidorai ir džiugos sūris. Tai ir šiek tiek kavytės. Ką nori? Žinote, kaip jums šitie mano juokingi akiniai. Kaip tu mano akiniai? Negražus. Čia nuo mėlynosios šviesos, kad mano akis taip nepavargtų. Nes mano akimis, tai žinokit, tokios nesąmonės darosi, kad tiesiog labai mane vargina, aš nežinau. Man atrodo, čia gal mano kaip jau, toks, kaip pasakyti, mano ilgametės migrenos pasiekmė, jog mano akis pasidariusios labai jautrios ir taipogi aš, kažkaip, aš nežinau kaip paaiškinti, toks jausmas, kad aš šiek tiek tarsi per miglą matau dalykus. Tai merginos noriu gal jūs pastatyti, kažką sugalvosiu. Čia turiu tokį stovą. Žodžiu, tai nes aš dabar noriu atsisėst padirbti, dėl to aš tos sakinius užsidėjau. Nežinau, man tai juokingai atrodo ant manęs. Pas mane toks smulkus veidas ir tie akiniai tokie gal šiek tiek priduoda juokingumo. Taip, kaip čia susireguliu. Matai. Tai va, tokia diena. Kaip jums mano puodelis. Čia netikėta, čia toks antspaudas. Tai čia iš H&M, vakar gavau didelę siuntą vėl. Aš čia žinau, pas mus labai daug daiktų visą laiką reikia, nes vaikučiai auga greitai, daug kas greitai susinešioja. Tai aš kas porą mėnesių darau tikrai tokį didelį užpirkimą, ypač kai yra nuolaidos. Aš laukiu nuolaidų ir tada užsiperku. Mano mažylė, kuri su nosytė bėgančia, nusivalysim nosį. Žinokit, mes taip ilgai sloguojam, aš jau nežinau, ką bedaryti. Ta prasme, nėra jokių kitų simptomų, tik tai ta sloga. Aišku, automatiškai ir pakosė, nes sloganai ten turbūt nubėga ir atsikosėjimas prasideda, ne? Mama, atpažįsti? Tai va. Tai nežinau, tai gerai, mergaitės, aš dabar papusryčiauju. Po to šiek tiek pasitvarkysiu, padirbsiu, mažylę miegučio paguldysiu. Ir tokia bus mūsų šiandienelė. Pas mus šiandien atvažiuoja sodinti tujų. Mes prie namų tvarkomės gerbuvį, jau tikrai visą vasarą va rudenį, tai mums pastatė garažą. Taip pat trinkeles išsiklojom, kas labai yra faina, nes iš karto namie švariau. Nes anksčiau visą laiką tas smėlis viskas neždavosi į namus. Tai šiek tiek tokių darbelių pasidarėm. Dar reikia išlyginti sklypą. Ir tiek, man atrodo, dar vartus turi pastatyti į garažą.
Žodžiu, tokie dar dalykėliai likę, bet nežinau, gal bus laiko, bandysim išeiti į lauką, tai parodysiu. Kaip kas. Va, mergina. Meinardas irgi namie, mano sūnelis, nes irgi sloguoja belenkiek laiko. Pradėjo eiti darželį nuo rugsėjo mėnesio, bet darželėje buvo realiai per visą šį laiką, rugsėjį ir spalį, dabar va spalio 9, čia spalio 9, tai va per 2 mėnesius tai buvo lygiai 5 dienas ir 2 dienas adaptacijos, tai ten po 2 valandas, tai žodžiu, grubiai 7 dienos darželėje. Susimušė į koją, man atrodo. Tu spragtukė, mano, tu spragtukas esi. Aš žinau, tokių vaikų neturėjau, kurie tokie būtų spragusi. Ir čia jau akimirkos iš mano gyvenimo namuose, darbo namuose. Aš visą laiką stengiuosi darbus darytis arba kada visi vaikai suminga, arba vakare, kai vaikai irgi jau nuėję miegoti ir yra ramu. Aš tikrai daug dirbu naktimis, aš tada atsisėdu kokias 3-4 valandas, pasidarau savo maketus, pasidarau savo montavimo darbus, kažkokius planus susirašau ir taip toliau. Nes tada man niekas netrukdo, aš galiu ramiai viską pasidaryti, nes dienos metu tai vis tiek pagaunasi toksai, aš kažką pasidėjau, padariau, prie vaikų priėjau. Aš ne visada galiu, taip stipriai susikaupti ir atsiduoti veiklai. Ir dėl to aš stengiuosi visą laiką daryti taip, kad darbą atlikti tada, kada yra ramiausia aplinka, nes aš mėgstu susikoncentruoti, aš mėgstu padaryti vienu prisėdimu daug, todėl ieškau tokio ramesnio momento. Taipogi man reikėjo išrūšiuoti daiktus, kuriuos mes nusipirkome vaikučiams. Pastoviai, reikia kažką atsinaujinti, papildyti, vaikučiai greitai auga, ypatingai mano mažylė, kažkokie bodžiukai, šliaužtinukai, tai tiesiog yra 1-2 mėnesių reikalas ir vėl reikia kažką pirkti. Viską, kai išauga mano vaikai, aš sudedu, tiksliau, aš išskalbiu, sudedu ir parduodu. Aš nieko nesaugau nuo vieno vaiko prie kito, tiesiog dėl to, kad pas mane berniukas, tada mergaitė, mažai tu ką ten išsaugos, tai man paprašiau yra parduoti ir tiesiog nupirkti, ką reikia. Nes visą tai užima laiką, tas saugojimas, tu kažkur padedi, po to turi galvoti, kur ten padėjai, ištraukti. Aš pamirštu, žinokite, aš ištraukiu po laiko, jau kai vaikas būna jau ir tą peraugęs dydį ir man tiesiog ten kažkur kažkas guli ir galiausiai vis tiek reikia tą parduoti. Tai šito dalyko aš nebeužsiimu. Tai va, dabar aš tvarkausi, palaikau, kaip sakant, bent jau minimalią bazinę kažkokią tai tvarką. Mano vyras sako, kam tu čia darai, vis tiek jie viską čionais sugriaus, išvartys, išmėtys. Bet aš nežinau, žinokit, nieko nedaryti, tai bus visiškas chaosas, o aš chaose negaliu funkcionuoti gerai. Aš labai nemėgstu netvarkos, tokios didelės netvarkos. Man vis tiek bent minimaliai tvarka kažkokia turi būti. Čia trumpam daviau planšetę savo sūneliui, nes noriu pasitvarkyti. Mes kartais su vyru duodame, mes nesame tie tėvai, kur ten labai kontroliuoja. Jis įprastai pasėdi planšetę 15-20 minučių, ją padeda ir eina kažką daryti, ieškoti, žaisti, vartyti, išdykauti. Todėl, nežinau, pas mane niekada nebuvo tokio dalyko, kad filmukai ar planšetės būtų deficitas vaikams ir mano vaikai niekada nėra tie, kur, žinote, jeigu jau ten atsisėdo į planšetę, tai ir sėdi ten visom dienom. Dukrytė dabar daugiau mėgsta pasėdėti, nes mes jai duodam planšetę tik savaitgaliais ir dėl to pas ją jau tas deficitas kažkoks jaučiasi, kad atsiradęs. Nes anksčiau, kada jinai galėdavo kiekvieną dieną šiek tiek pasėdėti, čia buvo vasaros metu, kada nebuvo mokyklos, tai jinai tiesiog
tiesiog per dieną ten galėjo pasėdėti kažkiek laiko, nu kokią, sakykime, valandą, gal pusantros. O visą kitą laiką tai jinai ten piešdavo, tai jinai lauką eidavo, tai dar kažką nuveikdavo, tai su mažyliais pažaisdavo. Ir va taip išsiskaidydavo tas visas laikas, tų užsiėmimai ir panašiai. Ir mano sūnelis, jis irgi per dieną, nu, maks pusvalandį gali praleisti su planšetė ir jinai ten galės gulėti, jisai net neįs, aš jam būna netgi duodu, kad paim, prašau, aš noriu paveikti, padirbti ramiai ar dar kažką, o jisai toksai, ir man netgi, žinot, kartais į mane toksai siūtas, nes, nu, būnagi reikalų, kad reikia skubiai padaryti, kartais mažylė būna nervuota, nes dantukai ar dar kažkas, ar tiesiog jinai serga. Beje, viena iš rekomendacijų, kaip galima fainai saugoti daiktus, tiksliau vaikų žaislus, tai yra va tos pripučiamas baseinas. Nu tikrai labiausiai ir geriausiai pasiteisinęs mums. Jisai yra tokio superinio dydžio, ne per didelis, bet to pačiu ir ne per mažas, viską greitai ten sumetiai, kai reikia tvarkytis, tas tvarkymas jis gaunasi labai greitas ir lygiai taip pat labai patogu vaikučiams viską iš jo išsiimti, taip pat mano abu vaikučiai ir telpa į tą baseiną, tai būna į tos žaislus ten atsisėda ir ten kapstosi ilgesnį laiką, tai irgi labai fainai. Taipogi aš dar organizuoju tokį kampelį, pas mus stovi stalas iš IKEA, tai aš čia mėgstu padėti kažką vaikam ir jie abu, mano mažyliai, ten atsistoja ir tada kapstosi. Tai aš pastatysiu čia dabar knygutes, atnešiu tas įdomiausias, kurias jie mėgsta, aš jas irgi beje keičiu karts nuo karto, mes turime jų šiek tiek daugiau, tapsne jų yra daugiau, bet aš taip po kelias, čia pastatau 3-4, po to kitas 3-4 atnešu šitas paslėpiu, kad žinote, jiems būtų tokia kaip naujiena kitą kartą, kai ten pastatysiu šitas kubas labai fainas ir dar va tokią dėlionę pastatau, tai sakau, jie abu čia kai atsistoja, tai būna 15-2 minučių ramybės. Viskas, planšetė jau mūsų nebereikalinga, susidomėjimas, nauji žaisliukai atkeliavo, kaip nauji, seni, tiesiog pakeičiau, kad kartu reikia taip daryti ir tada vaikams neatsibos ir jie norės žaisti ir pyktis. Ai, negaliu, tai va, čia šitus reikia išnešti, čia seni. Beje, mergaitės, pas mus atsirado naujas kilimas čia, nes mūsų tas senas jau taip tragiškai atrodė, pas mus buvo krikštynas. Nu ir žinoma, fotografė atvažiavo ir namie fotografavo ir aš tokia sakau, nereikia kažkokią nusipirkti. Nežinau, norėjau kažką nupirkti rudesnio, tokio galbūt šiek tiek tamsesnio, bet nieko nebuvo gražaus. Nieko tokio nebuvo biudžetinio, sakykime taip, nes nenorėjau išlaidauti. Mūsų prieš tai buvęs kilimas buvo tikrai brangus, bent jau, man tai brangus, ten jis kainavo iš 200 eurų. Jis buvo nedidelis, man atrodo, 1,60 m ant 9, taip sakau, 1,60 m ant 2. Ir susivarė labai greitai, tai galvoju, reikia kažką tokio labiau biudžetinio, tai šis kilimas, jisai kainavo gal 70 eurų. Nu, žinot, visai neblogai laikosi. Krikštynos pas mus buvo rugsėjo 20, tai jau kelios savaitės, 3 savaitės. Kol kas visai dar gyvas. Neblogai valosi, ką noriu pasakyti. Va, taip kažkas, nors dažnai mus gąsdina va šitą šviesi spalvytę, vakar nusiplėšiau ir šitas buklė tokia medžiagytė ta, ne? Bet žinokite, jeigu kažkas ją papuola, jeigu greitai sureaguoja ir iš karto išvalyti, tai paprastai labai lengvai viskas išsivalo. Tai, žinoma, viskas, ne viskas, bet kas tikrai lengvai. Tai reikės išsiurti čia kokie tai va, trupiniai. Tai galima nebijoti, Galima nebijoti, mes su vaikais turim, bet aišku, dabar žinau, kai aš pašnekėjau, tai 100% mano vaikai čia išpils kokią burokų sriubą ir bus jam chana. Bet sakau, aš ėmiau specialiai tokį nebrangų, kad būtų negaila, jeigu ką. Nes sofą tai jau mes visą laiką klojam, nes šakėse galima plauti tiesiog 3 kartus į dieną. Nes pastoja tai riebiam rankytėm, tai dar kokiais sausainukais, tai arbatas geria, viską pila. Tai aš jau tiesiog patesiu visą laiką, čia vis skirtingai kažką patesiu. Tai pleduką tą patesiu, tai šitus patesiu, jeigu šities kalbis, tai tada pledas, jeigu pledas kalbis, tai žodžiu.
Tas mamos gyvenimas ir gyvenimas su mažais vaikais, aišku, dar tas dalykėlis, bet faini tie vaikai. Labai mėgstu, kada jie va taip kartu žaidžia. Taip kažkaip, nežinau, taip iškart gera ant širdies. Vyresnioji dukrytė mokykloje. Šiandien pas ją baseinas. Po to važiuosiu ją pasiimti ir šiandien dar tėvų susirinkimas, tai vat šiek tiek mane nervina, žiūri į miestų susirinkimų, ten sėdim, užsitęsia visokie pokalbiai, kalbam apie viską ir apie nieką kartu ir kažkaip, nežinau, aš pavargstu. Bet čia gal aš, nes, žinot, kai yra 3 vaikai, tai aš tiesiog energetiškai esu jau labai, kaip pasakyt, tokia maža, energetiškai maža. Kaip jums čia veidrodis, žodžiu, aš čia pastačiau tokį mažiuką veidrodį, aš jį turiu nuo mano kosmetinio staliuko likęs jisai yra, bet aš nenorėjau jo kabinti ant sienos. Aš jį pastačiau čia. Ir turiu viziją, kad man reikia didelio polaus veidrodžio čia. Ką jūs manot? Ką manot, merginos? Patarkit man norisi kažką čia ant sienos pakabinti. Aišku, gal savo portretą būtų gerai pakabinti. Visi, kad žinotų į veidą, kas čia vadovas, bet aš galvoju, kad gal veidrodis būtų dar geriau. Pasakykit, taip pat norėčiau šitas kėdės pakeisti, nepatinka jos man visai, žodžiu. Kažkaip vienu metu atrodė, kad ok, bet visai ne ok. Nu ką, dėl pištukas susimušė, ajajai. Tai va, kėdės man nepatinka, aš norėčiau čia medinių kėdžių. Medinės kėdės beje užsakiau virtuvę, pas mane virtuvėje naujas stalas, parodysiu vėliau, nes dabar ten toks bardakas, kad negaliu dabar eiti, nešti jūsų ten ir filmuoti tuos kliurkos. Nu gerai, blema, pasižiūrėsiu, ar žiauriai ten. Ne taip dar žiauriai, gerai. Tai va tokį stalą. Nupirkau, atsimenu, toksai buvo tamsiai rūdas senas stalas, tai mes jį atidavėm mano mamai, jai kol kas ten į virtuvę reikėjo stalo, tai bus pas ją, o aš nusipirkau šitą stalą, aš jį vadinu stalas šampinjonas. Tikrai nieko visai toks. Man jis patinka, aš nežinau. Ir aš nupirkau tokias medinės kėdės prie jo. Dar pas mane, žinokit, planų virtuvėje, tai ojojoj. Dar turiu planą, bet tenai pastatyti tokias 2 kaip komodas. Noriu ten prie šitos sienos padaryti kavos zoną. Nežinau, man nesigaus, kada aš tą darysiu. Laiko nėra, noro nėra, bet man tiesiog va čia visko per daug. Į bardaką nekreipiam dėmesio, mergaitės dabar rytas yra, kol aš išleidau dukrytę į mokyklą, kol vyras ir aš pavalgiam, kol čia tas anas. Tai, žodžiu, čia normali situacija. Noriu kavos aparatą į ten, virdulį į ten, čia liktų tik tais grūzdintuvę ir grilius. Taipogi pas mane yra planai pakeisti va šitą. Kaip mane, žinokit, jau nervina šitas virtuvės stilius. Pas mus lygiai tokia pati virtuvė buvo, kai mes gyvenome pas vyro tėvelius. Mes turėjome atskirą savo virtuvę, čia, toks ne tėveliai, ten buvo jie tokia pusė, mes patys buvom jo pasidarę. Ir po to, kai mes pirkom šitą namą, mes užėjome ir čia tokia pati virtuvė. Prasme, žinot, nelogiška, kad vien dėl virtuvės nepirkti namo, tipo, kuris tau patinka. Tai, man viskas patinka, pati virtuvė man patinka, jinai balta, paprasta, lakoniška. Yra niuansų, neslėpsiu, bet čia jau daugiau tokiam organizacinėme reikale. Man spintelės viršutinės labai nepatinka, bet jau tiek to. Mes, žodžiu, su vyru tai pasitarėm. Aš sakau, aš noriu pakeisti kažką, man reikia čia, kad būtų šviesiau, man atsibodo. Tai, žodžiu, va šitą va, aš pakeisiu tokiu biudžetiniu principu. O, žiūrėkite, matote, kaip purvina. Reikia viską valyti. Žodžiu, pakeisiu. Tai, pamatysit. Turbūt nufilmuosiu netgi, ką aš čia darysiu. Norėčiau ir stalviršį, aišku, pakeisti. Bet mes su vyru pašnekėjom, sakom, davai mes damušim šitą virtuvę. Damušim ir žiūrėsim. Nežinokit, planų visokių turim. Net nežinom. Gal galvojam, gal statytis kažką. O gal ir
o gal ir čia atnaujinsime, ta prasme, gal ir čia mes visą gyvenimą gyvensim šitam name. Ne esmė, bet esmė ta, kad, neapsimoka, nes virtuvė dar tikrai labai labai geroj būkliai. Absoliučiai nieko nėra atsitikę, išskyrus gal rankenėlės kažkur pasitrinusios ir viskas. O šiaip, jinai dar laikys ir laikys. Tai kol kas tegul jinai būna. Žiūrėsim su laiku, kažką galvosime. Tai va. Bet kol kas pas mane yra planuose, sakau, vis tiek aš kažką su šita dalim padarysiu. Padarysiu, žinokit, kažką aš sugalvosiu ir padarysiu. Stalviršis man turbūt nepavyks pakeisti, labai norėčiau šviesaus stalviršio. Merginos, mano nuoširdį rekomendacija tom, kurios galbūt jums tokia nuoširdį rekomendacija, jeigu jūs ten, pavyzdžiui, statysitės ar planuojate statytis ir norite, kad būtų gražu, jauku, kad viskas visada gerai atrodytų, tiktų, rinkitės šviesias spalvas, žinokite, niekada nepralošite. Nors dabar jau ateina į madą, tas, žinote, tamsesnis interjeras ir panašiai, bet kiek priežiūros yra, kai yra tamsesnis interjeras, o jeigu dar kokios matinės durelės, tai yra amen. Tiesiog valyt, nes baltos. Jūs žinot, tu matai ir iškart išvalai, nes tave nervina. O juodas, tu, pavyzdžiui, vakarė ten privariai ir nematai. O dieną saulė pašvietė ir oh my god. Tiesiog nepraktiška, pirmas dalykas. Antras dalykas, nežinau, aš mėgstu, kada šviesu. Ir taip, tos tamsos tiek daug, norisi šviesos. Tai va, tai jeigu mėgstate gražiai išdėliotus daiktus, kada viskas gražiai žiūrisi, kažką ten padėliot, nežinau, žinot, kaip aš mėgstu, tokius visokius kampus pasidaryti, tai tikrai daug viskas gražiau atrodo ant šviesių paviršių. Nežinau, čia tiesiog rekomendacija, bet galite visiškai neklausyti. Šiandien pasivaikščioti. Šiandien gražus oras, nešalta. Labai labai gražus ruduo, saulėta. Reikia pakvėpuoti grynų orų. Aš išsirėdžius savo baltom jau purvinom kelnėm. Ir tai mažylę parodysiu. Oi, brolis atvažiuoja. Vyras šiandien iš namų dirba, tai va, pietums išėjo palinksmint. Kas iš virsmų? Nepatogu filmuoti. Vaikštam. Labas. Mažyliai mano. Meinardai. Meinard. Labuka. Labas. Oi, skrabas. Oi, atsiprašau. Kaip praščiau prie pat namų. Faina, tokia vietelė. O, va, iškart ir grybai. Rink. Mes jau atėjom namo, panelė neleidžia man nusirengti. Eisiu aš tuoj įpilsiu visiems sriubytės, nes išvyriau prieš išeinant. Ir tokia vat mūsų ta dienelė, va tokia vat mamos diena, suprantate, ir vat sukis kaip nori. Meinardas irgi valgo. Man sugelis su manim valgo, aš įsijungsiu turkišką serialą. Ir po to vaikai miegot, o aš dirbu. O kai padirbsiu, važiuosiu pas Virgutės, nes šiandien tas susirinkimas dar laukia.
Noriu pas pusseserę užvažiuoti dar arbatos atsigerti, noriu kokį pyragą užvažiuoti nupirkti. Nu, žodžiu, reikalų dar yra. Skanaus man, skanaus jums. Kaip ir minėjau, užsukau nusipirkti pyrago, tai paėmiau vyniotinį su maskarponės sūriu ir abrikosais, man atrodo, ar persikais, nesmė. Ir taipogi paėmiau pieno kokteilį dukrytį. Labas rytas, mergina, šiandien yra penktadienis. Aš jau vakar nieko nebefilmavau, nes jau buvau tokia nusikalus ir pavargus. Tai dabar einu iki kosmetologės ir mes ją darysime kažkokias tai procedūras man, greičiausiai veido valymą, tikrai darysime veido valymą, nes aš be jo jau tiesiog nebegaliu. Pasižiūrėkit, koks šiandien oras, vakar buvo toks gražus, saulėtas, šiltas oras, o šiandien jau viskas, jau lyja, šlapdriba, aš jau suskiečiu, bet žodžiu. Gerai, einam ir palinkėkite man sėkmės, kad mano oda šiandien būtų patenkinta ir pasiruošusi šaltajam metų sezonui. Merginos, aš jau po procedūros, tai padarėm tokį lengvą veido valymą mechaninį, tada drėkinimas, anti-age'as, viskas, kas priklauso po 30. Labai fainas jausmas, džiaugiuosi, kad kažką dėl savęs tokio faino padariau. Pasižiūrėkite, kaip salone gražiai papuošta viskas. Helovyniškai, rudeniškai, kaip man patinka. Taip, gražiai. Šitas salonas randasi Mindaugo gatvėje, netoli Mindaugo Maksimos, prie pat už kelio. Tai va, labai rekomenduoju, meistrė Olivija. Išėjus iš kosmetologės aš pajaučiau tiesiog laukinį alkį ir nusprendžiau, kad man reikia kažkur užeiti ir pavalgyti. Ir labai norėjau kažko tokio, žinote, šilto, sotaus ir pagalvojau, kad kinų virtuvė būtų pats tas. Tai užėjau į restoranėlį Pekinas, Algirdo gatvėje ir už 8 eurus aš gavau arbatos labai skanios. Sriubos, man atrodo, ten buvo kopūstų sriuba su jautienos gabaliukais, tokia šildanti, tokia superinė, tai, ko reikėjo tokią lietingą dieną. Ir taipogi pagrindinis patiekalas tai buvo vištienos vyšnaitės. Merginos, pavalgiau, belen kaip skaniai. Kažkoks kosulys pakilo. Iš tikrųjų tai labai šlapia ir nuo tos drėgmės vis tiek šaltoka. Nėra, kad šalta, bet ta drėgmė vis tiek kažkiek savo padaro ir galiausiai tokį lengvą žvarbuliuką jauti. Viskas. Važiuoju dabar pasiimti savo dukrytės, tada važiuosime namo. Nežinau, noriu susiplanuoti vakarą, turiu atvažiuoti Barborą, atvežti produktus. Galvoju, gal šiandien vakare pažiūrėti kokį filmą su šeima. Tiesiog ramiai pasibūti, pasimėgauti laiku kartu. Po tos sriubos tam kiniškam restorane aš nusprendžiau, kad noriu išsivirti labai gerą sultinį. Ir mergaitės, prašau, nežiūrėkite mano šitus puodus. Aš nežinau kodėl, bet nuo jų visų nusilupo va šitą plėvelę, kuri buvo ant jų, nes aš plaunu viską indaplovę ir man, žodžiu. Bet šiaip puodai šitie geri, tiesiog lūpasi va tą plėvelę. Reikėtų gal ir atnaujinti juos, bet kol kas jie tarnauja pagal savo paskirtį gerai, tai aš juos laikau. O dabar aš darau sultinį, aš apkepu šiek tiek daržovės, tai toks mažas lifhakas, jeigu jūs norite, kad jūsų sultinys būtų tokios gražios, skaidrios spalvos, bet taipogi nebūtų labai, toks, palkšvas. Tai va tokį sultinuką aš gavau, labai gavosi puikus, skanus sultinys, aš jo netgi užšaldžiau, taipogi padariau sriubytės vaikams ir galite matyti iš jų reakcijas, kad jiems labai patiko. Merginos, aš jau noriu baigti savo vlogą.
taip noriu ramiau tyliau šnekėti, nes bandau užmindyti dukrytę. Ką norėjau pasakyti jums, kad labai dėkoju, kad pažiūrėjote mano šitą video. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad parašote man, kai esu dingusi, kur esu, kada bus naujas vlogas. Man labai malonu, kad jūs laukiate, kad jums patinka. Labai ilgą laiką manęs nebuvo naujų vlogų, dėl to, kad buvo labai sunkus laikotarpis, aplamai šitie metai man yra labai sunkus. Pirma, dėl to, kad pas mane gimė 3 vaikelis, tai yra tikrai sudėtinga, galiu jums pasakyti. Tai vat, ta tokia nauja pradžia, ypatingai dėl to sudėtinga, nes pas mane pametinukai ir, mano sūnelis jis irgi dar mažylis, nes jis tik 1,5 metų vyresnis už mano 3 dukrytę. Tai ir jam norisi mamos, ir jam norisi dėmesio, ir lygiai taip pat mano mažylė dukrytė lygiai taip pat labai nori mamos. Tai kol aš išmokau susidėlioti dalykus, viską, tas tikrai užėmė labai daug laiko. Kitas dalykas, pavasarį mes labai susirgom, tiksliau mano dukrytė mažiausiai labai susirgo. Jinai pasigavo pneumokoką, kuris vėliau progresavo, ir mes tikrai labai sunkios būklės, buvome intensyvioje terapijoje, bet viskas pasibaigė laimingai, labai džiaugiuosi, bet buvo labai sunku. Tai turėjo tikrai labai daug įtakos man, tiek psichologiškai, tiek fiziškai jaučiausi labai pavargus ir man reikėjo atsigauti. O jau kai tik kažkiek atsigavau, mano šeimoje atsitiko dar viena nelaimė. Aš netekau tėčio ir tai atsitiko ganėtinai staiga, labai netikėtai, labai gaila. Tiesiog taip nesėkmingai susiklostė aplinkybės, kurios lėmė, kad jisai išėjo į amžinybę. Man labai dėl to liūdna. Aš dar iki šiol jaučiuosi tokioje gedėjimo stadijoje, tai normalu. Jinai, manau, dar iki kokių metų, gal ir net šiek tiek ilgiau truks. Gal ilgiau ne, bet iki metų tikrai. Nes, žinot, namų reikaluose su vaikais aš, žinoma, užsimirštu, bet kada prisimenu šitą dalyką, man darosi liūdna, man darosi negera, man darosi pikta, mane tiesiog apima labai daug emocijų ir aš su jomis dar nelabai moku susigyventi ir mokinuosi. Tai va, bet tas šiek tiek vargina, sekina, neduoda man energijos ir dėl to irgi tai turi įtakos, kodėl kol kas mano vlogų daug nėra. Tai vat, norėjau tiesiog papasakoti, kas vyksta, šiek tiek jūs informuoti ir pasakyti, kad labai tikiuosi, jog nuo šiol viskas bus gerai ir mes susitiksime dažniau. O dabar aš turiu bėgti, nes mano mažytė atsikėlė, sakau jums iki kito karto.